Jeigu nueinu miegoti įsivardinus, kad šiandien kažką išmokau naujo, aš esu labai laiminga užmigdama. Bet jeigu ta diena neišmokino kažko naujo, tai įvertini dėkingumą, ramybę, bet nebejauti to pasitenkinimo savyje. Susidarau bendrą viziją, ko labiausiai galbūt norėčiau, bet labai bijau planuoti. Nes jeigu tik pasidariau planą, va šitai bus, niekada jis man nepasiteisina. Bet planas toks griežtas, jis taip pat uždeda tau ribas. Jeigu tu laikysiesi kažkokio konkretaus plano, nebebus vietos vaizduoti, nes tu turėsi griežtą planą kažkurį įvykdyti. Tai daugiau niekada nebeplanuoju, nebesakau žodžio ne. Jau kažkur kažkas buvo su žodžiu ne. Kiek sakiau, jau man tai taip nebus, ne, jau kokie žmonės kvaili, tai aš turbūt dar žemiau už juos kritau. Parodė, ne, kaip gali būti. Tai žodžio nebesakau, nesmerkiu kitą už jo poelgius. Ar buvo kažkoks, pavyzdžiui, nežinau, per pastaruosius metus, ar tiesiog kažkoks didžiausias iššūkis, kuris paskatino paaugti ir kažkokį pokytį padaryti? Turėjau neseniai. Išmokau paleisti žmonės, kurių man nebereikia. Kuriuos be galo myliu, kuriuos globojau ilgai. Ir laikiausi jų įsikibus, įsivaizduodama, kad taip yra geriausia, bet paleidus tuos žmonės, man palengvėjo. O kaip pavyko paleisti? Atsisėsti ir susidėlioti, koks žmogus buvo prieš tai, kai mus vedė į priekį ėjimas ir kokie santykiai yra dabar ir ar aš viena dar bandau išlaikyti tuos santykius, ar tam žmogui iš tikrųjų manęs reikia. Supratau, kad aš energetiškai išsenku ir supratau, kad man jo tikrai jau seniai nebereikia ir laikas jį paleisti. Bet tai buvo toks nuostabus sprendimas, nes tik išėjus tam žmogui pro duris, aš pajutau tokią energijos dozę. Aš dar turbūt mėnesį laiko skraidžiau ant sparnų, nes bet jaučiau, kad aš atsigaunu. Niekam nebetiduodu savo energijos. Bet pati intuicija, pavyzdžiui, privedė? Intuicija ir įvykių seka, nes tau atrodė, kad to žmogaus tau labiau reikia, negu tie įvykiai jau tau rodė tos ženklus. Tiki ženklais? Labai. Veda? Veda. Bet tu jas pajaus turi. Ne ten, kad juoda katė perbėgo per gatvę, tai aš tokiais ne, bet ženklai, kada tau ateina ir tu tuose momentuose pasijauti, kad tai yra gerai arba negerai.